Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmų, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmų, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzus, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen. Amžinatilsį duok visiems mirusiems, žuvusiems, nužudytiems Ukrainoje, Viešpatie, ir amžinoji šviesiems Viešpatie. Amžinatilsį duok visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę, Viešpatie, ir amžinoji šviesiems Viešpatie. Amžinatilsį duok visiems mūsų mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesiems Viešpatie. Tegu ilsisi ramybė. Sveika Marija, sveika Marija, sveika, o sveika Marija, motina Dievo, motina Dievo, motina, motina Dievo. Melsk už mus Dievą, melsk už mus Dievą, melsk už mus Dievą. Teesie šventas tėvas, tėvynė karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Laiminkime Ukrainą, Ukrainos žmonės, laiminkime Lietuvą, visą pasaulį, visus žmonės, ypatingai kenčiančius, vargstančius, atleisk. Priklausomybių kamuojami žmonės, laiminkime besilaukiančias moteris, laiminkime. Tegul Viešpats laimina jais saugo, suteikia jais ramybę jums, pripildo jūsų širdis meilės ir tepasilieka su jumis. Tegul Viešpats laimina jais saugo, suteikia jais ramybę jums, pripildo jūsų širdis meilės ir tepasilieka su jumis.